Trumpo vaizdo įrašo YouTube scenarijaus planas, pasidaryk pats betonas, teisingos maišymo proporcijos. Įvadas. Paaiškinkite, kodėl svarbu teisingai maišyti betoną. Pasidalinkite savo patirtimi ar žiniomis šioje srityje. Medžiagos ir įrankiai. Išvardykite reikalingas medžiagas – cementą, smėlį, vandenį. Parodykite, kokių įrankių jums reikės – maišytuvo, kibiro, mentelės. Maišymo proporcijos. Paaiškinkite, kokios turėtų būti teisingos medžiagų proporcijos. Nurodykite formulę arba santykį, pavyzdžiui, 1 dalis cemento, 2 dalys smėlio, 3 dalys vandens. Maišymo procesas. Parodykite, kaip maišyti medžiagas. Pradėkite nuo sausų ingredientų, palaipsniui pildami vandenį. Atkreipkite dėmesį į maišymo laiką ir kokybę. Rezultatas. Parodykite, kaip atrodo tinkamai sumaišytas betonas. Pabrėžkite teisingų proporcijų išlaikymo svarbą. Išvada. Pakartokite pagrindinius dalykus. Skatinkite žiūrovus pritaikyti šiuos patarimus savo projektams. Pastaba, prieš pradėdami darbą būtinai peržiūrėkite betono maišymo instrukcijas ir saugos reikalavimus. Sėkmės jūsų kūryboje!